pas savo draugus, pas Rolką atėjo Mackevičius, jis ten buvo su mumis, sakau, Rolka, blema, nepatikėsi, kovosiu. Sako, Rolka, Istelė, jeigu kovosi, tai tave promautinsiu visą tą periodą. Čia, žinokit, iš tikrųjų, kas ne, tai aš iš dangaus į galvą šitą idėją atėjo, nes buvo renginys Kiokiai Vilniuje ir sėdėjau tokiai vietoj, kur kovotojai praeina ir kažkaip sėdėjau vienas, nes draugai buvo nuėję, tik šovė idėją ir aš atsistojau, tiesiog prie draugų priėjau ir sakau, mano laikas, aš kovosiu kitam čempionatui, jie pradžiai juoktis pradėjo, tada aš nubėgau iki Donato, tai klausykit, Donato, čia jūs čia piano restoranų, čia nuogo visų hebitų savininkas, čia noriu sukovotis, tai mane pažiūrėjo. Ten tokia buvo įdomi situacija per praeitas Kiokiai kovas Vilnius Siemens arenui. Po tarp kitko Naurio Lukašiūno laimėjimo, vienu žodžiu, priėjo aš jį pasveikinti, prilingo ir prie manęs priėjo vienas Justas, kažkaip jis jau ten mačiau, norėjo susitarp sukovoti, buvo užsivedęs, pamatęs visą tą adrenaliną, sako, va, kažkaip tai sukovojam, ten, aš sako, visą gyvenimą bokso sportuoju, noriu pasitikrinti. Sakau, ką, žinau, galim, su Donatu nuėjom pakalbėjom ir kažkaip va taip, viskas ir prasidėjo. Grabs the ankle and won't let go. Gets him down again. Just narrowly missed with a nasty right. Keep your eye on Grebliunas. Looking for a triangle here, trying to sink that. Oh boy. Oh, this is not good, ladies and gentlemen. Look at the face of Grebliunas as he's trying to force it in. He's trying to get that ankle where it needs to be and get that right leg crossed over it. Boy, he has got them all tied up here. I'm sure Ratcliffe has been in this situation numerous times. And there's the tap! I don't care how many times you've been in there. When it's on, it's on. Grebliunas submits Ratcliffe in his MMA debut. Žiūrėkit. Kas padėjo tau laimėti šią kovą? Iš tikro man padėjo, tai yra kvepalai iš parfumada.lt. Užsakinėkit, pasikvepinau, mano oponentas net nuo kvapo nukrito į parterį ir aš jį užsmaugiau trikampiu. Nespėjo net 5 raundų, apie jokius 5 raundus mes net negalim galvoti. Per pirmą raundą ten kelias minutės. Tai kad, va, prašau, užsakinėkit, kvepalai va tokie. Dabar žinot, visi kovotojai, jeigu jūs klausoties, pirmiausia, ką turit padaryti, tai įsigyti kvepalus ir tada laimėsi tikrai. Jo, tai kad, va, užsakinėkit. Man atrodo, aš jau... Pirmą geodezininkus painfluencinom dabar. Trakų rajonas, aš su jumis. Jo, žiūrėkit, tai yra mano pagrindinis klubas, yra Smauglys, nuo kurio aš viską pradėjau, šitas kelias. Aš dėkoju savo treneriui už viską. Jisai yra, va, maladėt, šaunuolis. Tada čia yra Bolt Apple. Tai čia yra mano sponsorius, kuris man padėjo įsigyti tokius fainus šortus. Aš, va, matot, galėčiau su tokiais va turėti afišom. Tai va, tai dar kartą prareklamuosiu savo geodezinius matavimus, tai kad dar sakau kartą kreipkitės. Čia yra Trakų rajonas, merui Andriui Šatevičiui didelis ačiū už tai, kad padedi man, profinansuoja. Taip pat ir didelis ačiū UAB geodeziniam matavimui, visam kolektyvui, kuris mane palaiko, kuris man padeda, visai morališkai, finansiškai, žodžiu, jūs šaunuoliai. Tada antras mano klubas, tai Valetudo MMA Lazdynai. Didelis ačiū treneriui, jo, va čia. Augustui Šalkauskui, taip pat Artemijui Sitinkovui. Ačiū jums, jūs esate geriausi, jūs esate faini. Tada kas ten pas man toliau? Ant užpakalio parašyti Bold Ape. Tai čia tas pats. Čia tas pats lygiai šitą gražį bežinėlę, tai čia tas pats brandas. Tai va, viskas, prareklamavau, dabar galime laimėti. Dabar galim jau klausinėti. Tai kokios tos emocijos užplūdo pirma pro kova ir jinai laimėta pirmam raunde, smaugimas. Ta prasme, čia buvo
čia buvo wow kova, kokios tos emocijos ir jau jos nuslūgo, bet vis tiek. Ne, tai visų pirma, žinau, kad varžovas bus tikrai geras, jis turi jau 31 profesionalią kovą, prieš mane 30. Tai va, tai tikrai rimtai aš ruošiausi, vizualizavau tą kovą, tikrai žinau, kad baigsiu pirmam raunde, tik buvau dar neįsitikinęs kokių veiksmų. Aišku, norėjau gal pasmaukti arba iš nugaros, arba kažkokį tam tikrą ground and poundą padaryti, bet taip gavosi, kad kovos eigoje pamačiau, kad vis dėlto man reikia traukti parterį žemyn, dėl to, kad atskleisiu, kažkokia danga buvo tokia, slidys man duodavo kalfkiką ir tiesiog mano koja slidinėdavo, nebūdavo sukibimo. Tai žodžiu, jau kovos eigoje supratau, kad man reikia temptis į apačią. Kai aš jį nusitempiau į apačią, aš tada supratau, kad aš jau turiu ten didelį pranašumą. Tai va, ir tuo pasinaudojęs, padariau trikampio veiksmą, jisai pasidavė ir švenčiu pergalę. Tai sveikinam tave su šitą pergalę. Ačiū. Bet kadangi kalbėjau su tavo priešininku prieš tai, kalbėjau ir su tavimi prieš tai, kaip ir tau jau minėjau, mes kalbėjom ir už kadro šiek tiek, jis buvo įsitikinęs, na, sakyčiau, 110%, kad tave nugalės. Ką tu jam dabar, kokią žinutę tu jam galėtum pasiūsti? Nu, žinai, aš kaip tau ir prieš tai sakiau, kad jeigu tu laimi, tu turi džiaugtis, jeigu tu pralaimi, tu turi mokytis. Tai palinkėsiu jam pasimokyti, bet visa pagarba savo varžovą, žinau, kad jis jau yra amžiami, 38 metai, tai, nu, žinot, kiekvienas žmogus turi tam tikrą saulėtikį ir saulėlydį, tai aš taip suprantu, kad jau čia yra saulėlydis. Tai palinkėsiu jam geros pensijos. Tai vat, tikiuosi, kokioj baly sėdėsi, kokteilį gersi, mane prisiminsi. Žiūrėk, Danieliau, dabar norėjau paklausti tavęs tokio klausimo. Čia prasidėjo tavo profesionalus MMA kovų kelias. Kur dabar jis tave ves? Tai, kaip ir sakiau, aš tik tai fokusuojas daugiau į savo ateinančią kovą. Dėl to, kad, nu, matot, kaip pasakyti, aš galiu labai daug planuoti, Dievas juokiasi iš to. Tai gausiu pasiūlymą, žiūrėsim, kovosim. Aišku, norėtųsi pakliūti gal į tas aukštas lygas, ten į tą patį kokį PFL, netgi gal tą patį čia Japoniją ir Aiziną. Japonai žinau, kad dievina parterį, dievina imtynės, gal jiems ten bus kažkas įdomiaus. Nežinau. Čia, žinot, kaip ir sakiau, galima daug planuoti, o kaip bus iš tikro, pamatysim. Mes kaip tik su kolegė kalbėjom apie tai, kad būtent po tavo kovos kalbėjom apie tai, kad būtent iš Japonijos ir atėjo tas, kad jeigu lietuviai nuvažiuodavo į Japoniją, juos dažniausiai pasiguldydavo į parterį ir tuo triangle choke užversdavo ir taip jie pralaimėdavo. Dabar lietuviai kovotojai ne tik, kad išmoko apsiginti, bet patys išmoko tą daryti ir tą puikiai naudoja, būtent tavo pavyzdys yra tame, puikiai naudoja savo toje technikoje. Ar vis tiek domėsim kovos menais, ar jie vis dar tą naudoja, ar yra kažkoks naujas dalykas, kurį naudoja jie? Nu, mato, dabar vis tiek mes jau gyvenam 21 amžiuje ir tas pats MMA sportas, jisai modernus tapo. Jau galima sakyti, bet kokiam žemynė žmonės ir mokės imtyniauti ir smūgiuoti. Nu, mato, taip pat kaip ir technologijos nestoja vietoje ir kovos menai irgi nestoja vietoje. Tai aš tikiu tikrai, kad kažkokių gal naujovių ten jie turi, nes jie žmonės ne tai, kad myli sporto, jie myli kovos meną, o kai myli tų kovos meną, tai tu atsiduodi visą širdim tam. Jau kada tu eini į tą kovos menų keliu, tu jau nežiūri į sportinius rezultatus, tu žiūri jau grinai į tą kovos meną, kaip atlikti gražiai tą veiksmą, kaip jį modifikuoti ir panašiai. Tai tikrai tikiu, kad kažką jie pasiūlys artimiausiu metu. Aš manau, net iš kiekvieno žemyno atsiras kažkas tokio naujo. Tiesiog reikia palaukti. Mes būsim tas kitas žemynas, kuris, davai, susitarėm taip, kad ką nors naujo, ką nors įsimintino naujo ir kad vat, būtent iš tavęs ateitų, iš tavo klubo ateitų šitas dalykas. Jo, tai žinot, kaip ten Eastern Europe, ten tokie, gal dabar negražiai pasakysiu, surovai ribeta, nu čia taip slaviškai, bet aš labai tikiu, kad kažką sugalvosim, aš tikiu, kad vis tiek mes tą kartą tokių modernių kovotojų ir tikiuosi dar ateinantį kartą dar bus stipresnė, modernesnė, kūrybingesnė, kur tikrai mus gali kažką nustebinti. Tai vat. Super, ačiū tau labai, Danieliau, ir lauksim tavęs kituose turnyruose. Dėkui, ačiū.